Povilo Butkevičiaus dėl traumos netekęs Vytis kiek anksčiau nei įprasta ketvirtadienį. Šakiuose priėmė pirmajame rate tuomet antrąjį pralaimėjimą iš eilės Šakių ekipai įrašiusius telšius. Let's go. Kas laimės? Rungtynės prasidėjo 6 svečių taškais iš eilės, tačiau susitikimas netrukus ėmė vykti taškas į tašką. Prasčiau atakavęs ir prasčiau dėl kamuolių kovojęs Vytis po 2 kėlinių nebuvo pranašesnis, o švieslentėje degė 2 vienodi skaičiai – 39-39. Jei gavai 3 metimų paskutinę sekundę nuo 14 kotų, jis už tave greitesnis, nusidas už tave greitesnis, tai tavo kojytės nereikia. Bet tu plačiai bulim paskutinę sekundę tokį metimą. Davai, stovėt. Trečiasis kėlinys taip pat baigėsi lygių rezultatu, tačiau ketvirtajame, vedami Marijaus Užupio pataikiusio 6 tritaškius iš 8, Vyčio krepšininkai atitrūko, vienu metu net turėjo 2ženklį pranašumą ir laimėjo rungtynes rezultatu 83-76. Viskas gerai, laiku davė pasą ir viskas. Čia daug didelis nuopelnas komandai, ne man pačiam. Tai dabar jau atsirišo, dabar jau varysi po 20 kiekvienos rungtynės. Degysim tinkliuką toliau. Deginsim. O mažiau 20 nebus, gali prižadėti? Galima bandyti. Kaip ko gero pastebėjote, sezono pradžioje iš rikiuotės iškritęs Ernestas Sirkevičius debiutavo komentatoriaus amplua šioje kėdėje, šįkart pakeitęs Paulių Ambrazevičių. Čia visai patiko, iš tikrųjų galvojau, kad bus sudėtingiau, bet čia visai malonus darbas toksai. Nuo kur įdomiau stebėti rungtynės, komentuojant ar nuo suoliuko? Galbūt komentuojant, aišku, negali visų emocijų išreikšti, bet šiaip visai, sakau, įdomi patirtis buvo. Komentatorius Ernestas ir pergalė nebuvo vieninteliai Šakius džiuginę dalykai. Šį savaitgalį iki sekmadienio gimtadienį švenčia vieni pagrindinių Lietuvos krepšinio fanų komandos rėmėjų prekybos tinklas Gulbelė, kuris savo lankytojams šventės proga siūlo ypatingas akcijas ir kurio nepamiršo pasveikinti Vyčio kolektyvas. Linkiu Gulbeliai toliau tęsti savo gerą darbą, kept skanius gimtadienio tortas ir ne tik gimtadienio tortas ir visą kitą produkciją. Kad ilgai remtų Vytį, ilgai gyvuotų, skaniai keptų, skanius pyragus, bandeles, ką ten bedarytų, kad jiems sektųsi.